Mėly vėžiai, mėly kanalo svečiai, ši astrologinė prognozė yra būtent jums. Astrologinė prognozė vėžiams 2024 metams pagal Vedų astrologiją. Todėl, jeigu jūs nežinote, koks yra jūsų zodiako ženklas, koks yra jūsų ascendentas, būtent Vedų astrologiją, kviečiu parašyti komentare savo gimimo dieną, laiką ir miestą, kuriame gimėte, ir aš būtinai jums padėsiu tai nustatyti. Taip pat primenu, kad tai yra bendroji prognozė. Jeigu jūs norite sužinoti būtent savo asmeninę metų prognozę, kviečiu kreiptis asmeniškai ir tikrai sudarysiu pagal jūsų dabartinius astrologinius periodus ir pagal būtent jūsų planetas, jūsų gimimo žemėlapį. O mes, mėly vėžiai, keliaujame į prognozę 2026-iesiems. Tai bus labai aktyvūs metai, ugninio arklio metai, metai numeris 1, pirmasis ciklas vėl prasideda ir viską, ką mes darysime 26-aisiais, tai yra liktai sėkla, kurią mes pasėjome ir ji augs ir duos rezultatus sekančius 9 metus. Todėl labai svarbus metai, kada mes turime tikrai pasiruošti ir pradėti liktais nuo švaraus lapo. Būti aktyviems, nesidėti kamputėje, nelaukti, rodyti tą iniciatyvą, planuoti ir veikti. Būtent apie tai, apie tokį aktyvumą, šie metai. O jums vėžiai Saturnas, kuris bus visus 2026 metus žuvų zodiako ženkle, jis karminės tas pamokas kels jūsų 9 būste. 9 būstas tai yra apie santykį visų pirma su tėčiu. Tai yra apie smalsumą, mokymus, norą pažinti šį pasaulį, praplėsti savo pasaulėžiūrą. Taip pat tai yra apie viskas, kas susijęs su oficialumu. Tai galbūt oficialių dokumentų tvarkymas, vizų tvarkymas. Ir taip pat tai yra apie santykį su viršininkais, su mokytojais. Todėl čia šitos visos temos, jos bus labai svarbios ir koks rezultatas tenais bus šitoj srity. Ar jums puikiai seksis, sutarti su viršininku ir jūs taiga gaunate nuostabų viršininką, su kuriuo jūs galite palaikyti gerus santykius. Ar jums seksis iš karto, paduodant dokumentus ir juos, taip sakant, sutvarkyti. Ar seksis kelionėse, kur jūs iš tikrųjų galite labai gilius insightus patirti, jūs galite sutikti savo gurų, savo mokytojus, jūs galite tam tikrą prasme pakeisti savo požiūrį į gyvenimo filosofiją, į kažkokią tai religiją, kultūrą. Kokie tie yra rezultatai visiškai ir absoliučiai priklauso nuo jūsų ir nuo jūsų karmos, nes Saturnas tai yra griežtas, bet teisingas mokytojas, kuris tikrai duoda rezultatus pagal tai, kokie mes buvome. Jeigu jūs stengiatės ilgai, dirbote šitoje srityje, laikytės Saturno priimtų principų, tikrai Saturnas čia duoda tokį ir atsidėkoja ir duoda labai gerus vaisius. Bet tuo pačiu, jeigu nenusiminkite, yra tam tikrų sunkumų, jūs turite juos priimti kaip tiesiog karminę pamoką, kurią jūs atidirbsit ir jau šito vietų nereikės daugiau, taip sakant, kentėti. Tai čia labai svarbu į visus bet kokius, nutikimus, bet kokias problemas, kurios iškyla, tikrai labai filosofiškai pasižiūrėti ir priimti tai kaip pamoką. Jeigu priimsite, viskas bus tvarkoje. Jeigu stengsitės, vis kartosite, kodėl man, kodėl aš ir kažkaip priešintis tam, tikrai Saturnui nieko neliks, bet tik tais, taip sakant, duoti dar pamokų šitoje vietoje. Todėl elkitės protingai. Pakalbėkime apie gerus dalykus, apie Jupiterį, gurų ir sėkmės planetą. Gurų planeta Jupiteris iki
pat 2026 metų birželio mėnesio išliks jūsų 12 būste. Apie ką tai? Apie tai, kad reikia man permastyti, kaip aš gyvenau iki šiol. Tai galima sakyti, kad šitas likęs pusmetis, o jis prasidėjo nuo 2025 vidurio, jis atneša tokias mintis, tokius pamąstymus, galbūt norą netgi daugiau laiko praleisti su savimi, su savo mintimis, ir tai yra tam tikra prasme 12 metų, tokia revizija turėtų įvykti. Turite reflektuoti, pasižiūrėti, kas įvyko, ko aš pasiekiau, o ko dar man nepavyko pasiekti per tuos 12 metų, nes Jupiteris kiekviename ženkle būna 12 mėnesių, kiekviename ženkle po metus, ir jis jau atkeliauja, galima sakyti, jūsų paskutinį 12 būstą, ir jis prašo, kad jūs pasižiūrėtumėte, panagrinėtumėte ir reflektuotumėte apie tuos 12 metų. Taip pat Jupiteris čia gali tikrai padidinti, kaip minėjau, norą pabūti labiau vienatvę, galbūt eiti keliauti, bet žinot, keliauti su tokiais į piligriminės kelionės į užsienį, kur mes aplankome vienuolynus ir kitus tokias vietas. Čia Jupiteris gali išplėsti ir išlaidas, sakykime taip, išlaidos gali padidėti, todėl labai atsargiai su tuo. Ir taip pat Jupiteris, būdamas jūsų 12 būste, jis gali kalbėti ir apie, tikrai tokį poreikį pailsėti, priimti tokį sprendimą, kad vis dėlto darbas ir poilsis turi turėti tą savo balansą ir nustatyti tą balansą. O jau nuo birželio mėnesio 2026 Jupiteris pereina į jūsų pirmąjį būstą. Čia, kur atsiranda tas aiškumas, ką aš noriu daryti, ką aš noriu veikti, kaip aš noriu save parodyti visuomeniai. Ir čia atsiranda jau toks lengvesnis atokvėpis, ir Jupiteris guru čia plės jūsų asmenybę. Gali tikrai pasireikšti ir didesnės kažkokios tai galimybės, kaip save parodyti visuomenėje, galbūt per karjerą, galbūt per kitus darbus. Čia Jupiteris tikrai liktais jūsų sėkmės žvaigždė, lydi jūs visose jūsų tokiose pradinėse stadijose, visose darbuose. Ypatingai iki lapkričio mėnesio, nes jau lapkritį ten ateina kita planeta, kuri truputėlį sumažina Jupiterio poveikį. Taigi, nuo birželio 2026 iki tikrai lapkričio mėnesio, tas trumpas laiko tarpas yra būtent jums sužibėti. Atsargiai čia Jupiteris gali taip pat atnešti ir didesnį norą pavalgyti ir gali išplėsti jūsų kūną. Tai čia, kaip sakau, sportas ir gera mityba yra jūsų pagalbininkai. Pakalbėkime apie tą planetą, kuri viską susiaurins. Tai yra būtent Ketu, ir Ketu iki pat 2026 metų lapkričio, tai praktiškai visus metus išliks jūsų antrajame būste. Antrasis būstas tai yra mūsų resursai. Todėl gali būti, kad daugiau dėmesio galbūt leisti ne savo resursams, o kitų resursams. Čia puikus metas atsikratyti tam tikrų žalingų įpročių, galbūt jau seniai norėjote kažkaip tai laikytis dietos, arba mažiau valgyti cukraus, arba, sakykime, laikytis to režimo. Tai čia Ketu, būdamas šitame būste, tikrai tai gali duoti. Ketu, kaip minėjau, pamažina. Tai čia ir įpročiai gali atkristi, atitinkamai dietos, tuo pačiu ir galime suleknėti prieš Jupiteriui ateinant į tą pirmąjį būstą. Tikrai toks geras jums balansas, Vėžiai.
kur mes galime palaviruoti su tom dietom ir panašiai. Ketų čia tuo pačiu jis, kaip minėjau, jis gali kažkaip jūsų finansus truputėlį irgi pamažinti, susiaurinti, arba tie finansai arba pamažės, arba mažiau kreipsite į tai dėmesį, nebus tai liktis jūsų fokusas. Čia labiau tokia paleidimo energija galioja ir taip pat tam tikras pamažėjimas šeimoje gali įvykti, šeimos rate. Tai vat gali ir mažiau tokių resursų būti, vidinių resursų. Mes irgi kalbam apie vidinius resursus. Čia ne tik resursai kaip finansai, bet ir vidiniai dalykai. Kur gali plėstis tas požiūris, tai būtent ten, kur yra Rahu. Ir apie tai aš pakalbėsiu netrukus. Tiesiog noriu paminėti, kad nuo lapkričio Ketu jūsų pereina į jūsų pirmąjį būstą, tai ten vėlgi jie kartu su Jupiteriu. Tai Ketu tą Jupiterį, tą pozityvą, tą norą plėstis, truputėlį pamažins nuo lapkričio mėnesio ir truputėlį vėl tas lygtais, sumažins jūsų asmenybę, truputėlį prigesins tą Jupiterio optimistišką ugnį. Tai kur mes labiau kreipiam dėmesį į kitų norus, kur mes galbūt mažiau pastebimi ir labiau einame į vidų, į save ir galvojam, toks labiau vidinis darbas su savimi. O čia Rahu iki pat lapkričio mėnesio jis plečia jūsų būtent 8 būstą, tai galimybės labiau ateina galbūt paimti finansus, ne savo finansus, bet kitų finansus. Tai kaip pavyzdys, tai yra paskola arba leasingas, jeigu norite skolintis, galvojate, ar vertėtų kreiptis į banką ir skolintis, tikrai Rahu čia galėtų duoti gerų rezultatų. Taip pat Rahu čia praplečia tą pagalbą iš jūsų sutuoktinio ar sutuoktinio šeimos, pagalbą iš verslo partnerių ir galimybės. Taip pat, tiesiog kiti finansai gali ateiti. Rahu čia irgi praplečia tokį norą gilintis į save, į psichologiją, astrologiją, numerologiją. Jeigu planuojate tokius kursus, kviečiu ateiti į karminės numerologijos mokymus ir mokytis kartu su manimi. Visą informaciją galite rasti mano svetainėje. Taip pat čia Rahu praplečia tokias netikėtumus, netikėti įvykiai gali atsitikti, netikėtos, pavyzdžiui, išmokos, premijos arba, sakykime, jūs galite gauti paveldėti kažkokį paveldėjimą, gauti, arba draudiminės išmokas galite tikrai gauti pagal tokį Rahu. Tai čia ir netikėti įvykiai, staigus įvykiai, labai atsargiai, nes draudiminiai įvykiai kada ateina, kada atsitinka draudiminis įvykiais. Tai čia, sakykime, sulaužom pirštą, gaunam tuos pinigėlius, jeigu esame apdrausti, bet tuo pačiu tai yra ir žala mūsų sveikatai. Tai čia dvigubas toks būstas, jis tikrai paliečia tokius ir tamsiuosius aspektus, ir aišku, nauda ir žala čia eina koja kojon. Bet nuo lapkričio mėnesio ir jau ta tendencija tęsis iki 2027 metų, Rahu pereina į jūsų 7 būstą, tai todėl čia gali, tas padidėjęs noras gali išaugti antrai pusiai, arba jeigu jūs neturite antrosios pusės, tai kaip tik atsirasti tą antrojo pusę, gali plėstis partneriai, gali irgi ateiti galimybės kraustytis į užsienį arba važiuoti į užsienį. Ir čia labai svarbu paminėti, kad Rahu tai yra iliuzijų planeta, todėl per tą laikotarpį, kol Rahu bus būtent 7 būste, o jis ten bus 1,5 metų, nuo 2026 metų lapkričio mėnesio, kažkur tai 18 mėnesių, tikrai gali duoti, suteikti tokias iliuzijas. Žinot, jūs galite sutikti tą savo ir jums atrodys tą antrąją pusę ir norėsis būti, bet tikrai pabandykite išlikti santykiuose, nesudaryti tų jau oficialių santykių iki tol, kol Rahu ir neišeis iš šito būsto į sekantį būstą. Nes gali atsitikti taip, kad Rahu įpučia tą myglą, tą iliuzijų priduoda, jūs matote savo antrąją pusę,
kažkaip kitokiu, negu jis yra iš tikrųjų, o kai Rahu jau išeina iš to būsto, na, jūs pamatote tą antrąją pusę, koks jis arba ji yra iš tikrųjų. Ir jeigu per tą laikotarpį jau spėjote apsiženyti, ne kažkaip oficialiai, na, sudaryti tuos santykius, tai būna tada labai, na, tokių probleminių situacijų ir apmaudžių situacijų. Todėl tikrai išlikite čia, o mėgautis tom galimybėm sutikti savo antrąją pusę tikrai, na, linkiu pasinaudoti. Na ir būstas, kuris tikrai, na, keisis arba tam tikrą prasme pajausti tuos pokyčius, tai yra 6 būstas. Tai viskas, kas susijęs su jūsų režimu, ne, dienos režimu, jis gali pasikeisti, tai gali pasikeisti jūsų rutina. Galbūt, kaip minėjau, jūs norėsite vis dėlto atsikratyti tam tikrų įpročių, pradėti sveikai maitintis, sveiką gyvenimą negyventi ir todėl pasikeis jūsų režimas. Jūs labiau ten anksčiau kelsitės, anksčiau eisite miegoti, lankysite sporto salę. Nes čia irgi vėlgi klausimas, tas labai svarbus režimas ir poilsis, darbo ir poilsio režimas turi būti išlaikytas. Kažkas užsiims tikrai savo sveikata, nes pokyčiai gali įvykti ir čia, o kažkam šie metai atneš pokyčius būtent darbo sferoje. Tokie laukia jūs metai, mėly Vėžiai. Linkiu, kad 2026 metai būtų jums patys sėkmingiausi, patys laimingiausi. Ačiū, kad buvote su manimi, ačiū už jūsų prenumeratus, patiktukus ir bet kokius komentarus. Ir mes būtinai pasimatysime kitose video. Ate.